7 valandos ryto. Bandysim šiandien, bičiuliai, gaudyti lydekiukus. Ko gero ne lydekas, o lydekiukus. Bandysim tokius 3 nedidelius karjeriukus, pelkės. Bet nežinau, čia yra kažkas nėra. Aš net realiai dar jų nesu pilnai akyse matęs. Reiks iki jų truputį daeiti. Toks planas. Galbūt kažką pagausim. Galvoju, ruduo, ne? Ruduo, tema lydeką. Tai pabandysim tokioj įdomioje vietoj. Vėl, man patinka eksplorint tokias truputį apleistas pelkės ir taip toliau. Tai pabandysim. Aišku, kažko didelio tikrai nesitikim. Daug dievė, kad pagautumėm nors tokių šaudyklių. Turim šiandien pilnatį. Toks mėnulis dangui. Bet gal tokiose pelkėse, sakykim, gal labai ta pilnatys tokios didelės įtakos neturi. Išsiaiškinsim šiandien. Ok. Labai įdomi pelkė atrodo. Tokia lydekinė, ne? Bet baisiai žolėta. Opa! Pirmas kibimas. Iš pirmo metimo. Lydekiukas jau kalė. What? Biškį stabdį atsireguliuoti vėl iškart. Ok. Bet čia baisų žolynas. Čia tik su offsetiniais kabliais gali kažką galvoti. Gal reiktų pabandyti prabrist, bičiuliai, ką? Čia mes per tokius žolynus brendam. Wow. Pažiūrėsim, ar eis mum prabristi iki vidurio kur nors lauką iš šitų žolių. Ok, jeigu kol kas tik toks gylis, tai man patinka, viskas tada gerai. O smulkmės čia tikrai yra, man atrodo, turėjom seklumą, taip ir galvojau, matėsinai iš toli. Čia daug geriau. Iš čia mes jau galėsim kažką truputį apmėtyti. Opa, bičiuliai, turėjom lydeką. Galvojau, kad žolė, net nekirtau, nesupratau, nes grinai prie žolių. Čia buvo visai normali, tikrai, netokia, ne peiliukas. Ok. Man patinka. Gal dar kartą seks. Dar kartą nesega. Jinai gavo į snukį. Kol kas tokie 2 greiti kibimai. Lydekiukų čia tikrai yra, bent jau tiek žinom. Opa, turim, bičiuliai. Pirmas lydekiukas. Ir toks visai, sakykim, ateik čia. Tikėjaus blogiau. Wow, bičiuliai. Ką? Plius minus visai nieko. Tik kaip dabar man ją čia
Negi man reiks lipti krantą. Gerai, vedamės mes ją. Kaip šuniuką. Kaip šuniuką gražiai vedamės iki kranto, nes labai giliai prarijus, tai čia reiks man visų rankų ir visų įrankių. Bet lydekiukas toks, kaip tokiai pelkiai, tai visai nieko. Wow, išėmėm. Sunkiai, bet išėmėm. Nu ką, bičiuliai, pirmas lydekiukas. Sugaišom truputėlį laiko, nu bet ką darysi. Čia įsibridus iki kiaušų būtų buvę. Sunku būčiau išmaudęs viską ir meškerės viską. Labai giliai buvo prarijus. Bet okei, fainas, gražus lydekiukas. Toks, nežinau, gal kilograminis, gal ne. Nesvarbu. Svarbu, kad gražus. Opa, bičiuliai. Wow. Eina, sau nuėjo. Čia buvo didelė žuvis. Iš karto. Eik tu sau. Rankos nedreba. Gerai. O pažiūrim, gal dar bus. Įspūdingas buvo kibimas. Keturi vienas. 4 kibimai, 1 žuvis. Na, aišku, su offsetiniais. Su offsetiniais tai taip yra. Bet čia buvo didelė lydeka. Nu kaip didelė. Ne 10 kg. Bet buvo tikrai jau didesnė negu ta pirmoji, kurią pagavom. Okay. Opa! Ei. Vėl, bičiuliai. 2 kartus jinai man kalė. Nu, bet per žolės. Vėl per žolės. Ai. Blablabla. Nebėra uodegos. Nu, gausim kitą masalą dėti. Opa! Turim. Tik pakeičiau masalą. Nu, šita gal nenueis. Turim, bičiuliai. Vėl panašaus dydžio. Jei norite šiam kanalui padėti augti ir tobulėti, nepagailėkite ir paspauskite prenumeratos mygtuką. Didelis dėkui. Stovi lydekiukas. Okei. Nu, doktore, viskas paliečiau. Nu, šita gal truputėlį didesnė. Okei, viskas, plauk savais keliais. Pakeičiau tokį natūralesnį. Vėl offsetas su lapeliu, natūralesnė gumytė. Čia ko gero, bičiuliai, ta pati lydeka, kur nukando man pirmą guminuką. Nes grinai toj pačioj vietoj, bet vis tiek čiupo antrą kartą. Nu, nesu 100% užtikrintas, kad ta pati, bet toj pačioj vietoj. Ir va, bum! Pirmas metimas su natūraliu guminuku. Ir turim lydekiuką. Nu ką, kol kas žiauriai smagu, labai fainiai, kad eina braidyti. Bent jau šitoj pelkės pusėj.
kitoj pusėje, man atrodo, kita pusė labiau žolėta ir gilesnė. Bet pabandysim ir ten prabristi. Čia dabar dar turim tokią tenais, tokią įlankėlę. Man patinka tokios įlankėlės, aš manau, tenais tikrai truputį pramesim. Ir po to bandysim eiti iki galo ir kita pusė pelkės grįžti, jeigu galėsim. Jeigu gylis mums leis. Šiaip kol kas taip smagiai va. Gylis iki bambos, plius minus daugiausiai, kartais ir mažiau, tai smagiai braidyti. Patinka man tokios žvejybos šakės. Tai tas lydekiukas man kažkur tais vat čia užkybo. Čia žolės. Vat jisai čia. Čia vat kažkur sėdėjo ta lydeka. Nu, tokia gera vieta. Žolės, bet yra ir vietos lydekai pult auką. Liuks. Bičiuliai, vėl daėjom šitą tokį kaip pelkės galą. Bet vėl čia žolynai ir gylis. Galima spręsti, kur didelis gylis. Iš ten, kur priaugę šitie masės tokios žolių, kuriuose, nu, nepažvėjosi. Nežinau, čia kaip ir yra toks takelis. Gal aš čia kažkiek dar ir prabrysčiau. Kažką aš čia išbaidžiau. Matos smėlio pakelta. Keista, bičiuliai, bet štai lankėlė nedavė jokių vaisių. Nors jinai tokia blemba gilesnė ir turi porą tų kolidorių tarp žolių, kur pravest masalą. Bet nieko čia nebuvo. Nu ką, grįžtam atgal į tą pagrindinę vandens masę. Žiūrėsim. Kaifas, bičiuliai. O dėl to man ir patinka rugsėjo mėnesis, nes šalta. Nu ne, galima braidyti dar drąsiai. Lydekos kimba. Nu jo, jau pradeda kibti. Nors iš tikro nemeluosiu, kad ir mano britkelnės 4 sluoksnių, šiltos, sakykim, kelnes irgi gana šiltas užsidėjau, bet cimbolai truputį atvėsė jau. Tai turbūt buvo. Išlipsiu kažkur, kur gylis žemiau. Opa. Taip ir galvojau, kad čia bus. Tokia labai klasikinė vieta. Gerai, nedidukas, bet numeris 3. Vis tiek fainiai. Gerai, kad įsikabinus nestipriai. Nu, važiuok. Klasikinė vieta. Ten žolės, čia žolės. Akis tokia. Ir sėdėjo ten. Nedidukas, bet vis tiek smagu. Nežinau, ar matysis, bet atrodo kaip žvynai ant dugno. Galbūt aptikom nusikaltimo vietą, kur lydeka neseniai pačiupo kažką. Opa, turim. Ei. Vėl nuėjo. Tik, gerai, nors uodegą turim. Nu, kartu su žolėm kala. Atrodo, kirtau, nepakirtau. Nu, bet čia nebuvo jinai didelė. Wow.
Bičiuliai, čia kažkas ką tik kaip vertės. Ok. Įdomu kas. Aš tikiu, kad čia pagal pat to švendrus yra tokie didesni giliai. Ir gal ir tos didesnės lydekos irgi tenai labiau maitinas, bet ten labai jau sunku iki jų daeiti. What? Kas čia ką tik buvo? Atsilenkia karabinas. Turbūt buvo atsikabinęs truputėlį ir kai jis jau atsikabina, daug nereikia jį atlenkti. Dėsim tokį. Gerai, bičiuliai, kol kas mes čia visai sėkmingai grįžinėjam tą pusę. Opa! Įdomu, ar ištrauksiu tik tais žolėse. Nedidukas, lydekiukas. Vėl nedidelė akutė, nedidelė akis tarp žolių. Ir ten gyvena lydekiukas. Va toksai va gyvena, bičiuliai. Bum! Su žolėm. Nedidelis, bet gražus. Nu, pauk. Nuvarė atgal. Va, bičiuliai, einam gal iš arčiau pažiūrėti. Žolės, prie kranto žolės ir nedidelė akis. Ir ten ta lydeka turbūt žolėse tyko, kol į tą akį atplaukia kažkokia auka, raudelė ar kažkas, ir jinai tada kala. Nes aišku, tarp žolių tai jinai nekals, jinai nepataikys. Bet laukia, kol į tą akį kažkas atplauks ir tada būna bum. Apėjom šitą pelkę. Dar turim dvi pelkės, nu jos bus truputėlį kitokios, kiek pavyko pamatyti iš palydovinių nuotraukų. Tai kol kas čia žvejybą baigiam, bet galbūt dar grįšim čia. Truputėlį vėliau, galbūt grįšim. Šiaip visai patiko man čia. Žuvies lydekų yra. Yra bent viena tikrai rimta lydeka, kurios dėja nepavyko. Nu, kaip visada, net didžiausios pabėga. Nu, ką darys, yra kaip yra, taip turi būti. Tai va, bičiuliai, gerai. Brendam lauk dabar iš šitos pelkės. Ir lekiam į kitą. Vaizdas toksai. Vis labai mažai vandens. Praktiškai visur dugną matau. Nežinau, gal ir gali čia kažkas būti, o gal čia lydekų ir nėra. Nu, turim meškerę, turim masalą. To išsiaiškinsim. Šitą pelkę gerą žiemą, ko gero, užšąla iki dugno. Gali tai būti. Taip atrodo. Nu, gal ne iki dugno, bet beveik. Tai nežinau. Ką, truputėlį pamėtėm. Manau, apleisim šitą pelkę. Čia iš tikrųjų net mailiaus nematau. Gerai, daugiau pabraidžių, gylio čia kaip ir yra. Lydekos tikrai galėtų čia gyventi, manau. Bet kažkaip, nežinau, net mailiaus nesimato. Tai gal čia tos gyvybės šitoj pelkiai per daugiausiai nėra. Nu, turim dar vieną. Nuvažiuosim į ją. Ir jeigu ką, grįšim vėl į savo pirmąjį tašką.
pelkė numeris 3. Įdomiai, už tą antrą atrodo daugiau pasitikėjimo suteikianti. Bandome eiti tenai tą kampą, nes saulė čia šviečia, ta pusė tokia labai apšviesta, ta tamsesnė. Tai kažkaip, manau, šešėlį daugiau šansų tą lydeką pagauti. Kas čia dabar? Bičiuliai. Vis dėlto čia kažko yra. Ir kažko visai nemažo. Liktais. Jo. Opa. Nestipriai užsikabinus. O gal ir stipriai. Big fish. Big fish. Ja. Wow. Stabdį gana daug užveržiau, nes kad geriau pasikirstų. O šiaip kotas minkštas, tai gerai, jisai gana su ta žuvim dorojas. Wow. Nu čia tokia jau. Wow. Matėt žvakę. Wow. Nu, gerai, viskas, gal jau. Čia jau lydeka padori. Kiek jinai jėgų turi? Kažkaip lydekai visai nebūdinga. Lydekos dažniausiai gana greit pasiduoda. O, bičiuliai. Va čia jau egzempliorius rimtesnis. Vis dėlto šita pelkė davė įspūdingą žuvį, bičiuliai. Tokioj pelkiai, tokia lydeka, nu tikrai virš 2 kilogramų, manau, labai gera kovotoja buvo. Kas svarbiausia, kad ir tokia pelkė nedidelė, bet stambi imitus lydeka. Nu čia kiek mačiau, raudansparnių netrūksta. Nu super žuvis. Tikrai nesitikėjau šitoj pelkių odisėjoj tokios žuvies pagauti. Lydekiuk. Plauk. Nuplaukė. Bet čia toks labiau prudelis. Nedidelis prudelis. Bet va, turi tokių visai nemažų žuvų. Aišku, jis irgi nėra super gilus, bet nėra ant tiek seklus, kad aš galėčiau čia per jį visą kiaurai šiltai vaikščioti. Irgi, aišku, dugnas žolėtas, apaugęs. Fainiai. Patiko. Patikrinau 3 tokias, 2 pelkės ir vieną tokį, senas, nedidelis toks žvyro karjeriukas, irgi užpelkėjęs, bet šiek tiek gilesnis, tai labai čia nepabraidysi, bet irgi, sakyčiau, daug žvejų tai vadintų pelkė. Bet va, kartais pelkės turi tokių lydekų, tikrai neblogų. Šita žvejyba iš tikrųjų yra mano viena tokia iš mėgstamiausių. Braidai. Tik tiek žinoma, pagrindinis braidymas yra vasara, nes rudenį jau šalčiau, nebe taip malonu braidyti. Žinoma, yra apranga teisinga, bet vis tiek. Dabar rugsėjais, rugsėjo pradžia yra pats tas braidymų metas. Bičiulenzai, šokit į brytkelnes, į brytbačius,
įsijunkit mapsus, susiraskit kokias neaiškias pelkes ir varykit tikrint, va. Ir galbūt irgi turėsit tokį vat gerą laiką.